Esu Andrius, turiu parduotuvę Patikrinta laiko LT. Iš esmės tai yra kokybiški gyvenimo būdo sprendimai vyrams. Pradedant plaukų priežiūros produktais, baigiant skutimais ir reikmenim. Viskas prasidėjo iš asmeninio poreikio. Turiu kailį ant veido, po juo slepiasi jautri oda. Ir ilgą laiką galvojau, kad esu kažkoks išskirtinis, kad negaliu skustis. Išbandžiau praktiškai viską ir kuomet prasidėjo ieškojimai, atradau, kad 90% pasaulio vyro turi tą pačią problemą. Turi tankiai kietą barzdą ir jautrią odą po ją. Išbandžius tradicinį skutimą, labai greitai tai tapo hobiu, kadangi skirtumas buvo milžiniškas kokybės prasme, ir į tą hobį pradėjau traukti savo artimuosius, savo rato žmones, ir visą tai evoliucionavo į tai, ką jūs matote dabar. Patikrinta laiko LT. Tai yra pirmas mano bandymas kažką tai komercializuoti, šiuo atveju mano hobį. Ir viskas iš tikrųjų buvo daug paprasčiau negu tikėjausi. Anksčiau nebandžiau prekiauti ne per platformą, bet aš įsivaizduoju, kad tai būtų žymiai sudėtingiau, nes kyla įvairiausių nedidelių, sakykime, kažkokių tai klausimėlių, kažką tai norisi išspręsti, ir parduotuvės techninis palaikymas yra labai geras. Kas galbūt, jeigu aš asmeniškai valdyčiau visą platformą, reikėtų medžioti tą visą prižiūrinti personalą ir viskas galbūt nevyktų taip greitai. Marketingo būdus esu išbandęs praktiškai visus, juos vardint dabar turbūt net nėra prasmės. Svarbiausia šitame versle ir konkrečiai dirbant su mano produktais yra prekių atradimas per paieškos sistemą ir asmeninis bendravimas. Nes tai nėra iš tikrųjų prekės, kurias žmogus gali nusipirkti ir iš karto kažką tai su jom daryti ir būti 100% patenkintas rezultatu. Tam, kad tai vyktų, tai žmogus turėtų gauti kažkokias elementarias žinias. Ir tas žinias aš stengiuosi žmonėm perduoti asmeniškai. Kai tai vyksta, žmogus dažniausiai grįžta, užsisako kažką tai dar, rekomenduoja parduotuvę savo draugam, pažįstamiem, bendradarbiam. Ir tai iš tikrųjų tai nėra kažkokia naujiena, tai senosios mokyklos produktams šita komunikacija, jinai geriausiai veikia iš lūpų į lūpas. Žmonėms, kurie nori pradėti elektroninės komercijos verslą, tikrai šitoje vietoje nebūsiu originalus ir pasakysiu, kad jeigu tikrai kažko tai tikite, tai darykite tai ir darykite tai šiandien, nes didžiausias žmogaus turtas yra laikas. Ir jeigu jūs dvejojate šiandien ir pradėsite kažką daryti rytoj, tai jūs turėsite dvigubai mažiau laiko, negu tai būtumėt pradėjęs šiandien. Be abejo, bandyti yra verta ir svarbiausia turbūt tuo tikėti, ką darai.